Labas, bičiuliai. Šį kartą kitoks podcastas, ekspertai be diplomo, pirma pilotinė serija, su manim Gediminu Reklaičiu Petriukas, Petras Liauksmanas. Sveikas, Petrai. Labą dieną, Tai gerbėmieji ir kodėl gerbiamosios. ekspertai be diplomo? Čia tavo mintis, kodėl ekspertai be diplomo? Nes pas mane yra visos 9 klasės, kas iki šiol turi savo pasiekmių. Bet pas mane tokia nuomonė yra, kad diplomas yra toksai antrailis dalykas gyvenime. Tai Tau reikėjo diplomų nors kada gyvenime, nors kada nors? ne, niekada. Man Niekada irgi neprireikė. seniuk. Man O irgi tu juk- neprireikė. Aš irgi du nebaigtus aukštuosius turiu, žinai. Aš galvau, kad tu turi baigęs tokius 18 aukštųjų. Viskas ateity, viskas prieki. Tu dar jaunas. Jo. Tau dar tik 80 gedai. Tai... O sieloje 160. Ui, kaip negerai. Žodžiu, ekspertai be diplomo, ką tu ten dar užrašėjai? Faktai, nepastebėjom, kas ten dar buvo užrašyta ant mūsų thumbnailo. O Jėzau, rašiau iš tikrųjų tą akimirką, kas papuolė. Ir esmė, ta prasme, absurdas ir tiek. Absurdo teatras. Ekspertų gali būti bet kas dabar. Jo. Tame. Labai lengva būti ekspertas šiais laikais. O aš esu sofos ekspertas, nes ant sofos dabar sėdžiu, seniai. Aš esu kėdės ekspertas. Kėdinis ekspertas, drąsiaus kėdžio ekspertas. Sėdžiu ant labai prabangios kėdės. Okay. Šiuo metu Pats jinai savo pardavai, kiek žinau, ne? Jinai kainuoja 50 eurų vienetas. Wow. Taip. Mano sofa seniukai kainavo apie kokius 500. Na, aš jau nebežinau, ką pasakyti, viskas. O podcastas prasidėjo, tai jau nebežinai, ką pasakyti, seniai. Podcastas prasidėjo vien dėl to, kad tu pasiūlyi man tiek pinigų už jį, kad aš negalėjau atsisakyti. Jeigu norit žinoti, kiek pasiūliau, tai išeina 6 kėdės už vieną epizodą. Ir 12 kėdžių už 2 epizodus. O kėdėse briliantai. Čia, žinai, o pasakysi kurioj? Ne, pats turėsi rasti. Ne, taip man netinka. O tai ką, tu ne Ostapas Benderis, nepatinka to Benderio paieškos? Aš nesu toks gudrus ir netoks suktas kaip dėdė Ostapas. Blemba, dėdė Ostapas yra legendinis personažas, ne? Ta prasme, Taip. man Aukso veršis net geresnė knyga negu 12 kėdžių, žinai. Aš nevaidinsiu protingo ir nesakysiu, kad skaičiau Aukso veršį, Okay. bet privalomąją tvarką sumatęs filmą vaikystėj. Jo. Tai žiūrėjom su savo tėčiu filmą ir Ten tos lenktynės Ukrainos teritorijoje, atsimeni ten su tais mašinom tuometiniam, ten nerealiai. labai miglotai atsimenu, tik atsimenu, kad jis draskė tas kėdės tenai ir ten spiruoklė išlysdavo iš kėdės. O apie 12 kėdžių aš apie Aukso veršį dabar kalbėjau, žinai. Nes irgi yra filmas Aukso veršis, žinai. Yra filmas. Jo. Senas? Nu, sovietinis. Toks pats senas kaip tu. Nu, senesnis už mane. Kaip šventė? Gedai. Nu, prisikėliau šiandien, vakar prisikėliau, šiandien prisikėliau, nu, o kaip tu prisikėliai, normaliai po Viljamo pilo. O, aš su savo kolega vakar rašėmės, kad po vakarykščio maisto kiekio mano Hermuzos sąsiauris buvo užblokuotas. Ir šįryt 5:30 įvyko deblokavimas Hermuzos sąsiaurio. Okay. Labai ankstyvas. Paklodę paleidai iš šiknos. Paleidau daug naftos. Juodos substancijos, žodžiu, ne? Taip, viskas atblokuota ir jaučiuosi puikiai dabar. Geriu kavą. Ir daugiau to nenoriu kartot. Aš tai mineralka šiandien. Aš kava su vandeniu.
Labai gerai. Nes kava be vandens nelabai veikia. Įžanga užtruko 5 minutės, tai prisistatėm, kas mes tokie, tai viskas gerai, jeigu patiko, klausykit, nepatiko, išjungkit, nėra problemų, mes ne dėl peržiūrų, tai darom vis tiek, nepaisant peržiūrų, Petriukas vis tiek 6 kėdės gaus už epizodą. Jo, dabar turiu vieną, bet Jo. rytoj turėsiu 2. Jo. Ir paskui jas pardavinėsiu gan nepigiai. Po 70 turbūt. Po 63 kokius pradžioj. Su akcija. Petriukai, pakalbėkime apie gėlės. Taip, gėlės. Sako, vaikai yra gyvenimo gėlės. Aš tai žinau, kad gėlės yra augalų lavonai. O vaikai sutikčiau iš dalies. Tik matai, labai daug priežiūros reikia, daugiau nei gėlėm turbūt. Jo. Vaikam. Tai nelabai sutikčiau su šituo tapatinimu šitų dalykų. Bet posakis gražus. Mes turim daug gražių posakių lietuvių kalboje, žinai. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, boba iš ratų ratom lengviau. Aš dar sako, mano kolega sako, plyta po plytos ir akmenį pratašo. Plyta po plytos, bet tikrai. Tai... Obelis nuo obels, ne? Šiaip lietuvių patarlės yra tiek absurdiškos, aš labai mėgstu rašyti apie jas. Ten nėra jokios logikos, ten toks vaizdas, kad ten tiesiog atsisėdo kažkas ant akmens ištašė, girtas ir tiek, žinai. Nu, ten neperškas griovė, nesakyk, o peiktų nakui, norėsiu ir sakysiu, žinai. Jo. Norėsiu sakysiu op, norėsiu sakysiu žopą, ne? Taip, jau kai neperšoksiu, sakysiu žopą. Kai būsiu dumbliai iki pažastų, žinai. Tai čia ta lietuvių tautosaka yra tuo pačiu graži, bet iš kitos pusės yra labai daug absurdo. Bei Petriuko neik į mišką. Taip, ir apsimau kelnes prieš eidamas į mišką. Jeigu gėrimai geri, tai su noru juos geri, o išgėręs pamatai, kad ciruoja pamatai. Čia kaip ta įmonė pamatai ir pastatai. Jo. Labas. Pamatai ir pastatai, žiauriai geras blemba pavadinimas, žiauriai geras, vienas geresnių. Tarp kitko, mačiau, važiavau Kaune ir važiuojas kažkokia tai statybų įmonės busiukas ir įmonės pavadinimas Maniga. Kama, čia rasizmas, čia Justinas Žilinskas ir Dainius Žalimas iš proto išeitų dėl tokio dalyko. UAB Maniga. Maniga. Ai, buvo į Akmenę atvažiavusi, aš mačiau irgi Akmeniai buvo sen. Taip žiūriu, wow, Maniga, žinai. Skamba kaip Tupako daino žodžiai, ne? Kaip gimsta įmonės pavadinimai, aš kartais pagalvoju, lemba, yra... Marytė, Nijolė ir Galina. Maniga. Maniga. Žmonos, dukros ir uošvienės vardai. Jo. Ką apie uošvienės mastom, Petrai? Uošvienės? Uošvienė yra gerai, kai jos nėra. Labai, nežinau, niekada... Boba iš ratų ratam lengviau. Jo, boba iš ratų uošvienė į ratus. O uošvienė gali, ta prasme, kinkyti vietoj arklio. Tai irgi labai... Rusiškai mokė, Petrai? Šiek tiek. Suprantu, bet man su pasakymu. Pasakosiu tau trumpą anekdotą, žodžiu, Brežnevą, žinai? Kas nežino Brežnevą? Jo, Brežnevas eina per Kremlių, žinai, ir valytoja sako, Velykų proga, Kristos vaskries, žinai. Ta sako, da. Eina toliau kažkokia kita darbuotoja, sako, Kristos vaskries. Brežnevas sako, da, уже мне доложили. Rusų kalba yra, jeigu jinai nebūtų barbarų kalba, tai šiaip labai turtinga yra. Bet klausyk, bičiuli, rusų menas, rusų poezija, rusų literatūra, mes turim pripažinti, kad tai yra aukšto lygio reikalai.
kadangi aš nesu Algimanto Čekuolio palikonis, o tik Juozo Erlicko, Aha. tai nesu tiek įsigilinęs į rusų poeziją kaip tu. Žiūrėk, pavyzdžiui, apskritai Gogolis sukūrė frazę apie baudžiauninką, žinai kaip pavadino? Dušė. Žiauriai gražus pavadinimas. Sako, dvarininkas turėjo 400 dušių, žinai, tipo baudžiauninkų, žinai. Žiauriai gražus pavadinimas. Kaip rusiškai dušė? Palauk, duša, manau. Duša, duch. Duchas? Tu duch, blet. Lietuviškai dušė, žodžiu, žinai. Viskas yra gerai, ten tos kūrybos yra daug ir turbūt geros, kurios aš nesu skaitęs dar kol kas. Ir matai, kaip gyvenime paradoksai būna kartais, kad labai gerus dalykus blogi žmonės labai iškreipia, žinai. Čia yra tas deguto šaukštas statiniai. Ir turim tą nesveiką kaimyną ir ką padarysi, žinai. Parūkam, Petriukai? Parūky, Gedai. O tu nerūkai? Aš esu savo dvare ir man yra neleidžiama rūkyti. Savo dvare neleidžia tau kažkas rūkyti, įsivaizduoji? Čia oksimoronas. Aš turiu karalienę, kuri neleidžia man. O uošio neturi? Ne. Šiai dienai jau ne. Sekasi tau gyvenime. Buvo laikas, kai turėjau. Po pažinties su manim nebeturiu. O dabartinė Ušvinytė yra iškeliavus toli. Klausyk, pakalbam apie žurnalistiką šiek tiek. Išmanai žurnalistiką? Žinoma, kad ne, bet pakalbam. Aš galiu kalbėti. Faktai mums zina, kaip sakom. Man pohui. Kiek faktas yra toks, kad vakar kalbėjau su Andrium Vaišniu profesorium savo dėstytoju mylimu. Taip. Sakau, žurnalistika pilna apsišaukėlių ir vaflių, žinai, kurie iš vieno šaltinio daro sensacijas ir panašiai. Kaip tau šiuolaikinė žiniasklaida? Apie viską, apie užsienį, apie Lietuvą, apie krepšinį, apie futbolą, apie bet ką. Matau labai daug blogų niuansų šito klausimu ir galiu atsakyti, kodėl. Galiu kalbėti apie dabartinę geopolitikos, pavyzdžiui, situaciją, kas vyksta pasaulyje. Mes kaip lietuviai save labai deklaruojam provakarietiškais, tokiais proamerikietiškais labiau, nesakyčiau. Bet jeigu paskaitytum antraštės didžiąją dalį, ką rašo apie Irano ir Amerikos konfliktą, tai labai gaila, bet daug kas pučiama yra Irano pusė. Bent jau aš to pastebiu. Ne, tai arabai, kad nuskriausti ten nuo Palestinos pradedant, visi arabai nuskriausti gyvenimo, žinai, tai be kalbų. Taip, Izraelis tenai nuodija visus, žinai, Palestina ten, nesvarbu, kad... Šiek paradoksas. Golda Meir, tokia ministrė pirmininkė Izraelio, pasakė, man atrodo, kad ji pasakė, sako, kai arabai pradės savo vaikus mylėti labiau nei nekęsti mūsų, jie zažyviot, kaip sakoma, pradės gyventi žmonės. Žinoma, tai čia be jokios abejonės ir niekas ir labai mažai apie tai kalba, kiek... Irano doktrinoje yra parašyta, kad sunaikinti Izraelį, supranti? Irano doktrinoje oficialioj. Bet kodėl mes apie tai nekalbam, nesakykime? Mes kalbam, Petrai, mes kalbam. Mūsų klausys 300 žmonių, tai bent 300 žmonių galės išgirsti ir tą nuomonę, žinai. Mes tie, kur be diplomo kalbam. O diplomuotas žurnalistas rašo kažkodėl tik į tokią priešingą pusę, nesakykime. Apie sporto žurnalistiką kalbant, vėlgi lygiai taip pat yra. Visas požiūris, ta prasme, kalbant apie mūsų, pavyzdžiui, krepšinio federacijos reikalus, visa žurnalistika, ta vadinama mainstreaminė, yra nukreipta prieš dabartinę federaciją. Angažuota. Taip, ir tai yra visiškai akivaizdu. Ir per rinkimus... Bet kodėl visi ploja katučių dėl to? Visiems zaibys, ta prasme, visi patenkinti. Savo silkę valgo kraujuotais pirštais, ką tik grįžusiais po elektros instaliacijos ir žvengia iš to Tiškevičiaus. Ką ten žvengia? Ten nejuokinga, apšė. Jiems juokinga.
Sudarytas vaizdas Koks lygis, sen? Sudarytas vaizdas yra toksai, kad jie yra teisuoliai, jie viską žino, Jo. jie kovoja prieš sistemą, Mm. prieš dabartinę federaciją, jie ant jos varo ir didžiai daliai tai yra labai gerai ir smagu. Nu, taip Visi veikia. Roberto Javtoko fanai susirinkę, kaip čia supras? Čia yra propaganda. Elementari propaganda. Propaganda, visiška. Kaip mūsų geras draugas Justas Kučinskas yra sakęs, jie yra Solovjovai, žinai, mūsų žurnalistikos, ta prasme, sporto. Metodai yra labai... Peskovai, Solovjovai ir šitos Martirosian, ar kokia ten, Simonian. Deja, bet taip. Aišku, jie niekada to nepripažins ir jiems atrodo, kad jie daro šventą darbą. Aš niekada neteisinu ten ir nesakau, kad mūsų ten krepšinio federacija yra kažkokia auksinė, ten idealu. Mes žinom, ta prasme, apie Balčiūną istorijų. Ten SRSTT tyrimai buvo kažkada ir su antrankiais išvežtas buvo. Visko buvo. Jo. Ne? Bet reikia žiūrėti darbus, kas yra padaryta. O mes esam linkę žiūrėti federacijos darbus per tą prizmę, kas yra pasiekta. Nu, pasiekta yra daug. No. Su jaunimo krepšiniu, su to pačiu moterų krepšiniu. Moterų. Taip. Nori senį tau pacituosiu Mahatma Gandhi šiuo metu? Ką, blėt? Mahatma Gandhi. Davai. Susipažinkime. Mahatma Gandhis laimėjo nepriklausomybę Indijai su ne emociniu, o su ramiu pasipriešinimu, be ginklų, be panašių dalykų. Tiesiog toks pasipriešinimas buvo. Ir jo frazė yra tokia, sako, iš pradžių jie tave ignoruoja, po to jie iš tavęs tyčiasi ir juokiasi, po to jie su tavim diskutuoja, galiausiai tu laimi. Su manim Basket News'o jau diskutuoja gerbėjai, ten Buivydai visokie civilkos bando diskutuoti, tai aš jau geroj fazėje esu sen. Aš jau netoli pergalės. Tai duok dievę, kad tik tais diskusija būtų. Nes iš pradžio ignoravo, paskui tyčiasi, man Malinovskis parašė, tu rūpinkis savais su žvengu, žinai. Aš savais pasirūpinau. Aš Karliu Ugintu, Justu Kučinsku, Petru Liauksmanu iki Smerčiaus. Aš galiu su tigrais eit kovoti dėl jūsų, bičiuliai. Ta prasme, tikrai plikom rankom su liūtais eičiau kovoti. Nes mes bėgam su liūtais, run with the lions. Mes avinų banda nebūsim, ble. Supranti? Reikės nupirkti liūtų. Žinai, kada pirmasis liūtas Lietuvoje buvo atvežtas? Plečiui prie Ruso. Ne, gerokai anksčiau. Tarpukariu? Gerokai anksčiau. Dar anksčiau? Gerokai. Neįsivaizduoju. Matai virš manęs Gediminą, tai Gedimino anūkas atvežė liūtą. Vytautas. Jebas. Jebas, kapai. Kur įsigavo? Blemba, Afrikoj. Nujo ir iki Afrikos? Jo, blėt, nujo gert vandens Afrikoj, blėt, girdžiu. Jebas. Iki Juodosios jūros nujoja. O tai įsivaizduoji, arkliai negeria suraus vandens, bet nepaisant visko, Vytautas pagirdė arklius Juodoje jūroje. Ne, nu tai žinai, kai spiri pautus arklį gerai, tai nieks nesakė, kaip jis girdėjai. Jo. Gal karaimą pasamdė, kad už pautų laikytų arklį, žinai? Šiaip mes buvom šlykšti labai tauta, sakykime, ne? Jeigu taip, mes dabar pykstam, kad okupantų turim, žinai, aplink save. Maniga. Jo, bet mes irgi ne ką geresni buvom tuo laiku. Bet žiūrėk, mes buvom gana tolerantiški, mes leidom stačiatikiam būti stačiatikiais ir mūsų, pavyzdžiui, Daumantas toks yra veikėjas. Jis Pskove tapo šventuoju stačiatikiu, žinai. Jis Lietuvoje nužudė Mindaugą, jeigu neklystu, gal klystu, pataisys istorikai. Bet jis sąmokslę dalyvavo prieš Mindaugą ir karalių ir jis išvarė, pabėgo į Pskovą, žinai, ir Pskove tapo stačiatikiu, o po to tapo stačiatikiu šventuoju, įsivaizduoji? Aš tau čia tokių čekuoliškų minčių biški, sorry. Ne, tai viskas gerai, tai mano smegenis prajudinti reikia. Tai palauk, jisai, kaip buvo? Jis, tipo, sąmokslę dalyvavo nužudant Mindaugą. Ai, jo. Ir jis pabėgo nuo Mindaugo keršytojų, į Pskovą pabėgo. Pskovas čia prie Estijos sienos, žinai. Taip. Prie Peipaus ežero to, žinai. Čiudo Peipaus ežeras. Kas per čiudą, nežinau, blėt, kakoje per čiudą. Čūdai, blėt. Čūdai, blėt. Kur žiūrėsi, ten tik čūdai. Aš tau pacituosiu vieną bičą iš Trecų, tu pakalbėk dabar biškai.
Kalbu, Gedas ieško, Jo, aš Petras ieškau. kalba. Gedas, aš manau, kad žinant Gedo greičius, nepraeis nei savaitę ir tikrai suras. Tai, ko ieško. Augo sūnus, augo vienas, ugdė bibį, daužė sienas. Lietuvių liaudės daina. Čia galėtų būti ir patarlė. Jo. Mes viską galim pavirsti patarlės lietuvių kalboje. Palauk, dar vieną rasti turiu, blem. Mušk Žemaitaitį, kol jaunas. Lenk Žemaitaitį, kol jaunas. Lupk celofaną, kol gali, blėt. Viešpatė, tu brangus, blėt. Dar vieno ieškai. Nerandu, palauksim. Jo, apšikmėt. Aš daug postinu pastaruoju metu. Reikia pasidaryti screenshotą. Labai gerai. Reikia pasidaryti daug screenshotų, paskui trinti juos. Aš ne kurva, aš svajonių turiu, žinai šitą, ne? Žinau, čia yra... Iš šito, redirected, ar kaip jis to? Čia yra jau tautosaka. Jo. Emilis Vėlyvis yra tautosakos kūrėjas mūsų. Per tavo geltonas kasas palikau kaip bibis basas. Bet čia turėtų rimuotis per tavo geltonas kasas. Jei nemoki pist mergaičių, tai negausi mano kraičio. Dukterim paliksiu ūkį, tegul pisas, kol gaus trūkį. Va šitą norėjau. Šitas yra geriausias. Šitą norėjau, ble. Šitą, ble. Tik faktai, ble. Tik faktai. Kada į akmenę, ble. Čia toks yra... Čia toks Tadas Blinda galėjo tą pasakyti. Ne, tas pinčiukas iš Velnio nuotakos. Šiaip ką manai apie Tadą Blindą? Ar jisai... Vienas geriausių personažų, nukopijuotas nuo Robino Hoodo, bet vienas geriausių personažų. Bet ar jisai egzistavo pas mus Žemaitijoje? Aš manau, kad tikrai egzistavo. Kažkas panašaus prototipas tikrai buvo. Nebuvo totaliai taip, kaip parodyta Tomkaus ten vaidmenį, žinai, amžinatilsį legendinio aktoriaus Vytauto Tomkaus. Man su Tomkais patinka susidurti, aš su Vytu Tomkum turėjau reikalų gyvenime. Jis nėra gerai, bet... Ne, tuo metu buvo visai nieko, žinok. Man įsiūlė ateiti redaktorius ir 4 štukas litų, man siūlė 2007 metais. Bet kas žmogui atsitiko? Man atsitiko gyvenimas, mėma. Tu jį pažįsti, nesakyk? Atsitiko žydai ir gėjai, nu kas atsitiko? To prasme tieka, ne žmogui? Jis mane išvadino gerų felietonistų, sako, tavo tekstai yra puikus felietonai, sako, tu toliai eisi, žinai. Aš tada netikėjau, bet žiūriu, kad nuėjau gana toliai, kiek menės daėjau iš Vilniaus. Kaip Simonas Daukantas, tik atvirkštinė kryptim, žinai. Kaip per tiek metų, į kiek menės daeit. Jo. Yra ką veikti. Aš turistinę dariau, turistinę kelionę, žinai. Apžiūrėjau aplinką ten viską, Kamino Lituano, viso takoje. Kamino Vilnius Kaunas. Vilnius Kaunas Bibis gauna, žinai. O celofaną priminėjai, žinai, yra bajeriukas apie celofaną. Jis pats yra, blėt, kaip bajeriukas. Tau ne juokas ir ne baikos, kai Bibis išikna taikos. Čia į zoną išmoko šitą. Jo. Jis sakė, su plagu vaikšto, su plaginu, tai jam neįtaiko nieks, nes jis jau gatavai šitą įsikišę, žinai, ir dėl malonumo neapibrėžta, žinai. Bet girdi, mes daug plevizgojom, sugrįžkim prie žurnalistikos šiek tiek, Petrai. Davai, grįžtam. Kokį tu matai sprendimą, ar toliau žurnalistika degraduos, ar kažkoks yra sprendimas? Jeigu tik nuo manęs priklausytų tie sprendimai, tai... Aš užkalčiau langus basketniuzui, krepšinis net ir Pakėnui užkalčiau langus, nes jie nėra žurnalistai. Bet tu negali to padaryti, vat kam esmė yra. Aš negaliu, challenge accepted, okei? Po 2 alaus, blėt, aš viską galiu. Gamtoj 2 alaus neegzistuoja šiaip jau. Ne, esmė tame, jeigu mes vadinam demokratiją, tai, mes negalim nieko padaryti. Man tik gaila, Galim šaipytis.
galim šaipytis, galim eiti per satyrą kažkokią, per pizdavojimą ar kažką. Tai mes irgi laisvi tą daryti, ne? Jie laisvi šnekėti nesąmonės irgi. Mes laisvi iš tų nesąmonių juoktis. Nu. Jie garantuotai juoksis iš mūsų nesąmonių. Tegul. Nu, tai viskas ok. Tegul tave užmigdo manasis bučinį. Tegul viską, jis tau pasakys. Tarp kitko, Viktorija nesinai darė turą per areną. Jo, su vitražu. Legendiniu vitražu, blem. Aš su Viktorija turiu daug puikių istorijų. O, brač, papasakoju bent vieną. Ne. Nespaudai? Nespaudai, tėvai. O koks aš neojot? Kas ten tik nešniojama buvo. Ten buvo. Tvarčinotės, blem. Ten buvo baisu. Keniukai, grįžtant prie gėlių, kokia tau gražiausia, fainiausia gėlė? Ar lauko gėlė, ar nebūtinai lauko? Net neskaitant tavo uošvienės, kuri tau gėlė pati gražiausia. Čabrelis. Rimtai. Mano tai gerbera. Čabreliai? Man tai labai... čia arbata čabrelių, arbata. Bet, blėt, žydį, tai ką žinot, manęs klausia. Ta prasme, čia ne vaistažulis reikia. Nežinau, ta prasme, jeigu žiūrėt vienį iš gėlių, nežinau, dabar galvoju. Ką padovanoji savo mylimai? Savo mylimai tai rožės, nes ten negaliu sau leisti grįžti be rožės, jeigu jau gėlę perku. Nes jai labai patinka, o man, tarp kitko, pasakė gerbera, jo. Yeah. Man dar nasturtos labai gražios iš tokių lauko gėlių, žinai. Bijūnas tas pats. Bijūnas, jo. Taip. Kalija ant Malinovskio kapo būtų gražu, žinai. Pasodinta ar pamerkta? Ir taip. Dvi kalijos, viena pasodinta, viena pamerkta. Iš kapo kišo šikna, o ten įmerkta kalija. Jo, įmerkta. Į lenkišką šikną įmerkta kalija. Lenkas. Lenkas, blem, poliakas, blem. Čia iš Basket News, blem. Čia iš Basket News, češi. Pšiško pašego, pšiško normaliai, blem. Tai kurė. Tai va, tai gėlės, sakau, nesu aš kažkoks ypatingas gėlininkas. Labai mėgstu augalus, miškus labai mėgstu. Šiaip esu gamtos vaikas, nesaugęs vienkiemį, tėvas miškininkas. Visą gyvenimą. Dėl to man labiau tokie, žinai, medžiai labiau. Koks medis mėgstamiausias, Gedai? Ąžuolas, be kalbų. Ąžuolas? Po sekvojos iš karto ir po baobabo. Man pušis. Pušis? Jo. Tu ką, pušalotas gal koks esi? O tau dar neaišku? Iš to 10 metų pažinties tau dar neaišku? Mes 10 metų pažįstame jau. Nu taip, 16. Ar rimtai? O kaip susipažinom, Petrai, nepamenu aš. Per tave. Per mane? Aš rašiau savo blevizgas apie kažką tai, kai visada į Facebooką. Tu tada buvai savo pikę. Nebuvau, jau buvo depresija pas mane atėjus. Palauk, pabaigsiu mintį. Tu buvai savo pikę šėlionių ir nuostabiųjų laivų. Ir tu tada buvai padaręs G-Spot puslapį. Ja. Ir pasiūlė rašyti tenai ir tiek. Nu. Ir mes po to karto su tokiom pertraukom, su tavo dingimais, su mano dingimais. Tu neišsigandai mano šėliojimų kažkiek, ar bijojai kažkiek? Tai matai, Gedai, man visada buvo svajonė su tavim kažką daryti. Rimtai? Jo, jeigu taip atvirai. Nes aš krepšiniu domiuosi jau, Jėzau, daugybę metų. Jo. Ir ta prasme, tu sieki, nenori tos komentatorius, tu sieki tą sporto pasaulį, tos sporto žmonės, žurnalistus. Ir Reklaitis buvo vienas iš tų mano tų mėgstamiausių. Šalia Malinausko ir Tiškevičius. Jie dar gimė nebuvo, apie ką mes kalbame. Čia ne tas visai. Tiškevičius tuo metu iš vis buvo
iki operacinis Tiškevičius ten. Kuisas įmės judesi. Taip, o Jėzus. Tai va, tai ir tu tą svajonę, tai prišpildai po biškį. Tai va. Ir prireikė 10 metų, kad mes kažką darytumėm, atsisėsti. Nu, geriau vėliau negu niekada, Petriukai. Bet mes niekur neskubam, mes jauni. Mes jauni, mes gražus, galimai gražus. Galimai, žydų kilmės galimai. Reklaitovič. Legendinė frazė, žydų kilmės galimai Grybauskaitė. Atsakyk. Ką į tai atsakysi? Kodėl tavo mordas žydiškas? Šitas Žemaitaitis, kur lenksi, kol jaunas, girdi, pasakė, kad perversmas buvo 90 metais įvykdytas signatarų. Atsiprašau, pasitaisė, paskui sakė, aš taip nesakiau. Taip nesakė, ne? Turėjau omeny kai ką kitą. Yra nufilmuota, seniukai. Janutienė įsidėjo, kaip Mackevičius įdėjo Javtoko žodžius, taip Janutienė išdavė Žemaitaitę ant posūkio. Pasidarė Šarūnas Vingelis to istoriją, žinai. Aš labai norėčiau, kad jie vieną kartą susivienytų visi, sueitų į vieną krūvą, ten visi celofanai, Janutienė. Vėgėlė dabar vienyje, seni. Tai taip, Vėgėlė, viskas gerai, tegul jos ten suvienyje ir tegul jie ten viens kitą išpjauna, nahui. Ir mums nereikės nieko daryti. Šventi. Labai gerai, nes jie tarpusavį pjaunasi, ten labai daug ego yra pas juos, velniškai daug. Tu dabar, jeigu ten koksai Žemaitaitis ir Vėgėlė patektų į vieną partiją, kas būtų vadovas? Makštis. Kas būtų? Taip. Nes jie... Makštis saldino dėmė, blem. Dėl ko šeimų maršas irgi sugriuvo. Nu, tai dėl to ir sugriuvo, nes ten buvo Orlauskas, tai kur Orlauskas nenorės būti lyderiu, bet. Jo. Mažasis dučia. Mažasis duchė, blėt. Dučiais, kur... Negaliu, aš blėma, kaip man jie... Kokie man jie yra keistoliai. Man yra visada įdomiausia, kai tu matai žmogų, jie vairuoja, pavyzdžiui, automobilius, ne? Jie važiuoja, jie gavo teisės. Jiems psichiškai leidžia dalyvauti teisme. Bet kurvas, kai išsižioja, kai pradeda šnekėti savo blėnius, tai čia yra... Net man su 9 klasėm suprantama yra, kad jie nusišneka. Tai seniai ten visiškas pasąmonės rautas eina, ten Žemaitaičio pasąmonės rautas eina kažkokį. Naktį susapnavo sapną apie Gediminą ir pradeda varyti, bet apie sukilimą, kurva, Vaižgantą, kurva, prisimena, blėt, Žemaitę. Žemaitaitis tai yra, žinai, tas, tai čia kažkas buvo dekonstravęs. Aš turiu teoriją, jeigu nebūtų buvę Lietuvos istorijoje Žemaitės, tai nebūtų ir Žemaitaičio, blėt, Žemaitė dėl visko gal tą kurva. Tapyzame. Nu, tai kurai, sugalvok tu man Žemaitaitį padaryti. Pro-nukį, blė. Tai kažkasgi buvo dekonstravęs jį, kad jisai tiesiog meta per minutę laiko 100 000 frazių, meta taip ant stalo ir kas prilips. Taip, ir nesvarbu, ką tu pasakei ten tuo metu, ten. Aš tiesiog išpyliau tau. Išėmė iš konteksto. Taip. Ir paskui Hebra tiesiog ta, kuri bando atsakyti, nebeturi ką atsakyti, nes nežinai į ką atsakyti, nes ten būna vienam sakiny 10 klausimų, žinai, jis pateikė. Ir ten, nu... Kas galėtų paneigti, kad Landsbergis nėra žydas, net? Kas galėtų? Tu gali paneigti, aš, pavyzdžiui, negaliu paneigti. Pohui man. Kas galėtų paneigti, kad Landsbergis turi šiferių 8 sluoksniais dengtą vilą, blėt. 12 sluoksnių dengtą vilą šiferių, blėt, su asbestu, dar geruoju šiferiu. Kas galėtų paneigti, kad jis neturi? Nu, ar tu gali paneigti? Aš tai negaliu paneigti. Aš esu piktas ant Landsbergio apskritai vien dėl to, kad važiavau... Ne, aš važiavau vieną kartą per kažkokį kaimą ir pamačiau fermą seną. Ir jinai dengta šiferiu dar. Ir kodėl jisai nepaėmė to šiferio? O žinai, kaip Landsbergis griovė fermas? Bibiu. Atvažiuodavo su fortepijonu, pystą kordą Wolfgango Amadeus Mozarto ir visi šūdai iš fermas, blėt. Tekš. Kolūkiečiai skraido, blėt.
Į kairę, į dešinę. Į viršų, į apačią, blėt. Skersai išilgai. Oi, Landsbergis priехала, блядь. Įsibėga, blядь. Įsibėga. Landsbergis priехал, blėt. Da. Senasis. Iš tų frazių toks ruskis taksistas, važiuoju, žinai, Vilniui 2016 gal metais. Važiuoja prieš mumis, bičas kitas ir per plytą važiuoja. Tas sakau, blėt, čia plytų prajekal, blėt. Arba kaip aš mėgstu sakyti, eik tu nahui через window, žinai. Через window, jo. Иди здесь. Иди туда. Иди туда, blėt. Tundra, blėt. Žinai, kokia labiausiai moteriai žaidžianti frazė yra? Taip. Tu tundra perinanti vietom į miškatundrę. Neskusta žodžiu. O viešpatie, pasakyk tu moteriai tokį dalyką. Čia būtų pizda, žopa. Kaip manai, per kiek ir kaip greitai galima moteriai žaisti? Per milisekundę. Jep. Jep. Tiesiog bet ką pasakyk. Jo, bet ką. O tu žinai, Bernužėlių dainą vis tiek blogai. Pasiklausom biškį. Gedai, blėt, nepradėk. Nu, Bernužėliai? Jo, pasiklausom, to įjungs. Biškį paklausom, 5 sekundės. Davai. Copyright'o nebus? Ne, nebus. Bernužėliai mūsų copyright'ins? Jo. O viešpatį. Įžanga kokia, įvertik preliudiją, ble. Man su preliudijom blogai. Ar šnekėčiau, ar tylėčiau, įsiliečiau, ar kentėčiau. Vis tiek blogai. Kad ir kokią gėlę neščiau, kad ir kokį tortą kepčiau. Vis tiek blogai. Ar aš juokčiaus, ar liūdėčiau, ar Oi, tėvai, ne. Bet moteriai visada bus vis tiek blogai. Ar stovėtum, ar gulėtum, ar rakom būtum, vis tiek bus blogai. Nu taip, nes jos yra tokie daiktai. Nu taip, Priedmėtai vadinamieji. Mum viskas yra zaibės vyram, o jom viskas blogai, nu tai čia. O mes turim padaryti. In ir jan, alfa ir omega, alfa romeo ir opelio omega. Taip, va šitai va. Va šitai va. Va. Bet kaip tu atsilaikai prieš tokius dalykus, prieš šitą teroristinę operaciją, Osama bin Ladeno vertą operaciją kiekvieną dieną, kaip tu atsilaikai? Operacija pavadinimu moteris? Jo. Damutė, operacija Damutė. Nu, visada kontratakuoju. Visada gynyboje. Visada pasiruošiu. Stoikiai, ble, tokie. Usaino Bolto, ble. Aš kaip Izraelis, žinai. Sėdžiu Apsuptas moterų. Ir visada gynyboje, visada. Aš laikausi. Bet kartais pats padarai 7 dienų karą, ta prasme. Ne, tai... Pergalingą karą. Aš darau baisų karą, tylos karą dažnai. Tai nieko nėra baisiau. Tylos valanda, tylos 5 minutė. Ilgiau. Seniai, pakalbam apie interneto trolius. Pradėkim nuo OG version, okei? O, aš pati, davai. Čia tas skandalas kilo, tu mane apšvies, kas ten įvyko, nes aš tiksliai nežinau, nes žiūrovus apšvies, kurie, pavyzdžiui, redaktorė mano sakė, būtinai papasakokit, kas įvyko, nes aš sako, nežinosiu ir negaulinsiu. Kas įvyko? Taip. Įvyko kivirčas tarp jo ir Karolinos Meškyno. Ir ten jie pradėjo traukti savo triusikus iš visų stalčių, kiek tik įmanoma. Balikovas susipyko su Meškynu? Balikovas susipyko su Audživeršinu, kažkas ten tokio buvo. Ir Audživeršinas per savo tą storių seriją tenais paskelbė, kad tu savo bobą lupai, žinai, kažkada tai.
o ta jo buvusi mergaitė to nepaneigė. Ir naudojasi progą lygiai taip pat ir pradėjo sakyti, kad taip ir buvo, žinai. Populiarėti bando, ne? Jo, ko Ant pasiekoju. svetimo bybio į dangų nenujosi, bet yra bandančių nuolat, žinai. Bet ant svetimo Viktoro visada gali nujoti. ir dabar ten situacija tokia, kad ten iš jo sustabdė rėmimą, to prasme, partneriai iš Balaikovo ir vyksta toks kaip ir cancelinimas dabar šiai dienai. Nėra jo pilno, aš kaip įsivaizduoju, nes ta nekaltumo prezumpcija kažkiek veikia toj cancel kultūroj, bet ne iki galo. Ne iki galo, na. Čia yra dar atskira tema, ta prasme, cancel kultūra tai yra tragedija iš tikrųjų mūsų. Žiauri. Vakar žiūrėjau interviu su Eligijum Masiuliu pas... Kaip jo nekencelina bandito, blėt, Zetniko? Kaip jo nekencelina, blėt? Kažkodėl nekencelina. Kencelina normalius žmonės, o banditą, blėt, vagį, piderastą, kuro nekencelina. Kviečia interviu, girdi. What the fuck, blėt? Kas per iškreiptų veidrodžių karalystę? Sorry, biškį susinervinau. Naku, blėt. Bibidėlga. Čia, blėt. Ai, blėt. Seni, papasakok apie intervą, Eligijų. Tai va, tai ką aš norėjau papasakoti iš jo, tai vienoje vietoje kalbėjo apie Skvernelį ir apie tą STT kratą pas jį. O tu žinai, kad Skvernelis mėgsta padaryti burnelę kartais? Ne. Neįtarė? Neįsivaizduoju. Nelabai domėjaus, bet tai, ką jisai pasakė, labai gerai, kad Skvernelio politiniai karjerai dabar šakės jau. Ja. Nes tos nekaltumo prezumpcijos politikoje nėra. Jo. Nu, pas tave apsilankęs STT viskas. Vadinasi, žulikas ir vagis. Balčiūnas kiek mundurą savo valėsi po teismų visų, ne? LFF Balčiūnas? LKF, nu. LKF, jo. Taip. Nu, valėsi 10 metų mundurą, ta prasme. Tai ir dabar valosi. Ir dabar valosi, jo. Visi valosi jį, kas netingi tas koja, žinai. Jo. Ir jis, aš nežinau, ką dabar turėtų padaryti Balčiūnas, kad būtų Aš manau, gerbiamas. Kad turėtų nuskristi Mėnulį su Artemiju kosmonautais, nusimauti iki nuogo bybio ir padainuoti ant tėvo dalgio ašmenų. Ir tada visi atleistų jam. Su Opel Astra turėtų nuskristi Mėnulį. Ir tada Tiškevičius gal dar pagalvotų. Jo, galimai. Neva pagalvotų. Galimai galima jį pagirti tada gal kažkiek. O tiek, kažkiek. Čia lygiai taip pat kaip Bet Javtokas vis tiek geresnis. Ne, tai Robis, tai kur tau? Robis Saturną nuskrido, dujų pauostyti Saturną. Taip, nes Kurtinaitis irgi blogas treneris. Jo, be abejo. Pasirodo. Adomaitis irgi blogas, beje. Adomaitis tai visos Lietuvos nekenčiamiausias treneris buvo. Jo. Čia labai skaudi tema yra. Dėl Adomo tai žiauriai gaila. Jūs, blėt, teisingai ir klausėt. Taip. Tai Adomo žiauriai gaila. Nesuprantu, kas vyksta. Pasakyk Odė Adomaičiui 4 sakinių. Odė? Arba eilėraštį. Oi, Adomaitis yra... Adomaitis Jokubaičiui davė penį paragą. Kas galimai. Galimai žydų kilmės, galimai. Ne, Adomaitis yra mano antroji gyvenimo meilė turbūt po mano moters. Ir čia nuostabus treneris, nuostabus žmogus, apie kurį aš galėčiau kalbėti. Parašysi į treštalkerius pagiriamąją Odę šiandien? Jau senai rašiau, reiktų. Reiktų. 20 minučių savo brangaus laiko ir parašy. Reiktų Adomui priminti apie tai, koks jis geras. Ir Beržininkaitį paminėjo, gerai, irgi fainas bičas. Yra buvęs pas mane podcast'e, tai gal matei, nežinau. Jo, žiūrėjau.
žiūrėjau. Nu. Taip, kad Adomas yra gerai. Ir Kurtinaitis yra labai gerai šiai dienai. Pačiasas nelabai, sorry. Aš... Jeigu jis lodzinasi, žinai, tai užsilogina lodzijai. Aš žiūriu į Pačiasą. To Sabačenį apšiško normaliai. Jeigu mes žiūrėsim iš tos profesinės pusės, ko rinktiniai ir ta prasme reikia, tai savo darbą jis daro, aš kaip įsivaizduoju, gerai. Žvaigždė jobana, kamuolė nesugauna, MB žvaigždė jobana. Žvaigždė jobana, blėt. Tas užkinimas toks legendinis. Pavargai, blėt. Sėsk, blėt. Prašyk keitimo, nahui. Kaip jis tampė Gedraitį rytą kaip skudurą. Jo. O tu žinai, kad aš jam pasiūliau snukį ir taip žlugo Trysų nesportinė. Žinai tą istoriją? Ne. Trysų nesportinė, žinai Peidžą? Taigi legendinis Jakimavičiaus. Jakimavičius mane pakvietė per manį į Peidžą, labai gražiai pristatė ir praėjus keliom dienom aš parašiau tokį postą. Sakau, Pačiasai, Tomai, jeigu tu dar lysi prie savo žaidėjų, įskaitant Gudaitį, aš tave perpisiu nuo eterio, va tokį postą paleidau. Ir karočią žlugo Trysų nesportinė, nes Karlis atsisakė mane išmesti, visi norėjo Višniauskai, Bezekavičiai, Skanai norėjo, kad mane išmestų, bet tas atsisakė išmesti ir jie pasidarė tos užkaltus galės langus, baudos aikštelę ten ir panašiai. Tai aš sužlugdžiau tokį projektą, seniai, va čia mano yra, mano legasina. Subaru legacy, blė. Mano Subaru legacy. Sugriauti reikalus irgi reikia mokėti. Ne kiekvienas moka. Ištaškiau totaliai, blė. Ne kiekvienas perverus mus moka daryti. Čia viskas gerai. Čia pučas buvo, čia Gevaras vertas pučas. Tave reiktų į Iraną nuvežti. Pas Putiną. Galėtum. Prigožino pučą pakartoti galėčiau. Prigožino pučą. Prigožino pučas buvo man asmeniškai mylimiausia karo savaitė. Bet tokia dirbtina. Ir aš netikėjau, kad ten kažkas bus. Baikit juokus. Jis ten žygiavo kaip Napoleonas ant žirgų. Jis ten, jau aš čia, žinai. Jau aš pusiaukeliai. Suka, ką tu padarysi, žinai. Ir baigėsi. Jeigu būtų Putinui kiaušus nupjovęs Prigožinas, tai karo dabar nebūtų, mano nuomonė. Aš manau, kad būtų. Būtų, sakai? Taip, tai ar mes būsim tokie naivus ir manysim, kad ten tik vienas jisai yra? Ne, dabar karas šiuo metu laikosi tik ant Putino valios. Šiuo metu. Blemba, kaip aš manau, kad ten... Nes pradėjo iš milijardierių reikalauti, kad atiduotų milijardą, 2 milijardus, tai tu ilgai galvoji kentės pinigų atėmimą iš savęs milijardinių sumų. Ta prasme, tu manai, kad ilgai kentės ten visokie Abramovičiai, Suleimanai, Kerimovai ir panašiai. Tu galvoji, jie ilgai kentės, ta prasme, nepadarys jie pučo? Ta prasme, aš neabejoju, per metus pučas bus Rusijai dar vienas. Ir nebus dirbtinis, nebus Napoleonas. Tai tu čia apibūdinai mano svajonę dabar, kad tai būtų. Aš žinai, kas karą užbaigtų vienu vieninteliu veiksmu? Gediminas Reklaitis. Snaiperis. Ne, tai... Geras snaiperis. Nors man vienas draugas sakė, kad aš su peiliu iki bunkerio dašliaučiau ir papjaučiau tą kiaulę. Botoksinę kiaulę. Tik papjauni ir vietoj kraujo botoksas liejasi, žinai, laisvai. Toks žėliai išbėga. Su tokiu garsu. Toks kaip kempiniukas, žinai, bėgum. Klausyk, grįžtam prie Balaikovo ir OG Version. Aš turiu vieną pastebėjimą. Man atrodo, kad tos mūsų žvaigždės nebeturi ko užsiimti gyvenime. Jiem kurti nebereikia, jūs kuria, jie nebeturi ko gyvenime užsiimti, guli ant divano, aš guliu ant 500 eurų, jis guli ant 5000 divano, žinai, o Versionas bibi kasosi ir rašinėja nesąmonė, žinai. Yra tiesos. Apie kūrybą tai čia iš vis yra atskira kalba, čia
Kad jos tenai nėra, tai čia, o Jezu. Jo. Aš galiu tiek trepų gabalų prikurt. Jo, blemba, seniai čia. Galiu per dieną paleisti po 4. Kaip sakė gerbiamas Justas Kučinskas, dar žinomas tėvo slapyvardžių, tai sako, gert tau nesportuot, čia sveikatas reikia, žinai. Taip. Kepenis mankštintai, čia tam jokas, blė. Kepenų taiči. O tas išpizdėjimo, aš tai vadinu išpizdėjimo apskritai, kad žmonės ir mūsų visuomenė apskritai. Tai tiki karma. Be abejo. O tu žinai, kad jis tėvą palaidojo po to skandalo? Po to, ne prieš tai. Po to skandalo, jo. Po to, ne? Po to tai va. skandalo. Aš nesakau, kad čia taip turėjo vykti, bet karma is a bitch. Nu, mes neužsiimsim kaltinimais, nes realiai nieko nežinom. Jo. Tai čia vėl. Aš labai nemėgstu kalbėti apie tai, ko nežinau. Bet mes be faktų, kai kalbam, pats parašiai. Taip, bet yra vienas, bet cancelint žmogaus nereikėtų. Ne. Ta prasme, jokio žmogaus nereikia cancelint. Jeigu mes čia vaidinam, kad gyvenam teisiniai valstybėje, nu, tai gyvenkim. Tas pats Žemaitaitis. Andrijausko atvejis. Aš jį pažįstu kaip gerą dėstytoją, visą kitą, fainas dėstytojas, pas jį ten išlaikiau 10, man rods gavau, žinai, mes gerai sutarėm. Dabar aš apie jį sužinau, kad jis atėjęs į Žalgirio rungtynės, apsirengęs ryto uniformą, rėkauja žalia kurva, pralaimėkite Eurolygai, žinai. Kiek turi būti debilas, ble, kad Lietuvos komandos tarptautinėje arenoje nepalaikyti, tu turi būti degradavęs retrogradas, ble, supranti? Dėja, bet tai, jo. Visiškas retrogradas, ble, visiškas. Tai va, tokių dalykų išgirdau iš Artūro, žinai, ta prasme, pistiets, aš įsivaizdavau, kad jis normalus bičas, o pasirodo jis retrogradas jaubanas, supranti? Nu taip. Dabar visą tą rasizmo istoriją, žinai, naudojasi ten žalimai visokie, Žilinskai, žinai, naudojasi, joja ant svetimo bibio į dangų ant rasizmo temos. Lietuva fucking didžioji kunigaikštystė Gedimino laikais kvietė užsieniečius iš Bremenų, iš Dancigų, kvietė iš Belgijų, iš Prancūzijų ir atvažiavo ir gyveno ir kalbas mokėsi. Paskui karaimus atsivežė, po to totorius atsivežė. Visi sugyvenom, su stačiatikiai sugyvenom, su kitataučiai sugyvenom, su tamsiai sugyvenom, su juodai sugyvenom. Juoda nafta netekėjo. Supranti? Ir mums dabar bando įrodyti, kad mes žydšaudžiai, blėd, esam ir rasistai, kurva. Supranti? Eina jam nakui, blėd, aš to galiu pasakyti, kurva. Noriu užduosiu Šuštrą klausimą. Davai. Klausimas. Seniai, blėd. Girdėjau, kad esat galimai žydų kilmės, ką jūs į tai? Taip. Taip. Saga, auksė. Oi, Gediminas. Žydas, žinai, žydas naktį žydų namus beldžiasi žmonės, žinai, sako, atidaryk žydę, ko norit, 100 kg aukso, duok žydę. Oi, aš 120 kg auksą paimtumėt? Paimsim, atidaryk. Saga, auksė tavęs atėjo. Bliot, Saga, 120 kg. O čia 120 kg meilės, žinai. 20. Oi, o žydukas metro šiam, o Sara metro 8 ir 102 kg. Topinė porelė. Klausyk, grįžtam prie cancelinimo. Kaip tu manai, kaip turėtų ta istorija išsirutuliuoti, kaip jie turi pasibaigti, ar Balaikovo ir Audžiui Veršant, kažkas nori, kad Utmo jie kovotų. Aš nenorėčiau, kad jie Utmoj kovotų. Negadinkim. Nes nemoka, tai susilaužė stuburus, blėda, būtų. Negadinkim sporto renginio su šūdais. Tai čia... Utmas sportas, seniai, nebejokauk, blėda. Nu, jį, ta prasme, kovotojai, man tai ten sportas. Aš nesu kovinio sporto kažkoks nei žinovas, nei aš domėjausi. Aš bokso komentatorius buvau 7 metus seniai. Deja, bet šitą žinau. Ja. Tai va. Ir, o kai baigsis, aš tikiuosi, baigsis teisiniais dalykais. Tai Vikcija kreipėsi dabar kažkur į teisėsaugą. Tai aš manau, kad taip turi išsispręsti dalykai. Teisinė valstybė yra viena labai svarbi frazė pas mus, ne? Yeah. Tai jeigu mes save taip vadinam, tai ir Žemaitaitis turi teisę pas mus gyvoti.
Jo. Ir gyvuoja, ir kol jisai nenuteistas, ir kol neįrodyta, jisai mašinos nuomos toliau savo, žinai, ir savo partijai. Nu, ir ką? Ir aš nenustepčiau, jeigu jis bus mūsų sekantis premjeras, nedaug dievė. Nu, prezidentu nori tapti. Nu, nedaug dievė, bet taip gali būti. Ne prezidentu, o prezidentu. Ir ne atmosfera, o atmosfera. Atmosfera, da. Ir ne Lesteris, o Leičesteris, jeigu ką. Leičesteris? Jo, Leičesteris. Briktonas ir Leičesteris. Нетракай, а тракай, блядь. Трахай. У них хорошее государство. Там жил князь Ябайло, и жил он в городе Трахай. Трахай. Да. Man atrodo, kad Trachai yra tas, kas turėtų būti padaryta Audživeršinui. Trachai turėtų būti padaryta. Trachai, taip. Ir tegu eina į Trachai, ble. Bet mes irgi renkamės pusę dabar, ne šiek tiek? Šiek tiek renkamės, einam. Visada pasirenkim. Aš renkuosi Balikovo pusę. Aš jį pažįstu kaip nuoširdų bičiuką, kuris man primena Samošką. Komedijos Samoška jis man yra. Nuoširdus bičiukas. Paprasti bajeriukai, be jokių išsikalinėjimų, žinai, ta prasme. Jokių ten aukštų materijų nėra, žinai, ta prasme. Viskas gerai. Taip. Na, aš šiai dienai pabūsiu neutralesnis, tik sakau, labai nemėgstu cancel kultūros. Labai. Sinica dar nemėgsta. Sinica daug kas bando cancelinti, žinai. O, Sinica. O už ką? Už viską. Už rasizmą, už nacizmą, už viską. Už pažiūras, ta prasme, turime. Šitokio nacizmo niekur nemačiau. Riešutėlį, tu žinai. Nu, jeigu mes pradėsim žmonės už pažiūras jau baus, tai čia vėl. Nori dar vieną eilėraštį? Gedai, varyk. Pas Mengailį, pas Barisą, kas tik nori, tas ir pisa. Pas Barisą, pas Mengailį, kas tik pisa, nesigaili. Autorius yra garsus tarpukario poetas, atspėk kas. Tarpukario? Jo. Petras Liauksminas? Nu, atspėk. Nežinau. Kazys Binkis, keturvienininkas. Kazys Binkis tokį rašė. Jo, tokį šovė. Stand-upas, ble. Stand-upas, čia tau ne Kuro Ambrazevičius, bet čia biškį rimčiau, na. Tarpukario stand-upas. O Barisas Mengailis irgi buvo poetas, bet, nu, negarsus, žinai. Bet pas jį ten orgijos vykdavo. Kažkur jis ten Kulautuvai, man rodos, turėjo sodybą, žinai. Tėvai, tarpukario Kaunas, tai buvo vienas didelis. Kulautuva kokia buvo. Eik, tu nafik, ten, nu, už Palangą rimčiau, seni. Taip, tarpukaris. Palangoj Smetona atostogavo, Kulautuvai Binkiai visokie, blėt, visokie, supranti, Tumai Vaižgantai ir panašus veikėjai. Taip, influenceriai. Vaironis ten sako, prarado nekaltybę. Tų laikų, na, galimai. Ten buvo tarpukario Nagliai Bėransai ir Karolinos Meschino, Jo. Kulautuvai, Krušas. Kas buvo Audživeršin, įdomu, tarpukario, kaip manai? Ui, Audživeršinas? Tiesiog narkomanas koks nors. Treperis, kas buvo treperis? Tiesiog narkomanėlis koks nors vietinis. Tas, kur žąsis ganydavo, tas, kur išduodavo žmonėm. Sako, Teofilis Tilvytis buvo toksai veikėjas ir leido Kazys Binkis tokį žurnaliuką ten, laikraštinį, 4 vėjai vadinosi, žinai. Ir Binkis, karočią, užtūsino savaitę, kas savaitinis, man rodos, ar kas 2 savaitinis gal buvo leidinys, užtūsino 2 savaitės Kulautuvai Binkis, karočią, su Barisu, su Mengailiu, kas tik pisa nesigaili. Karočią grįžta į Kauną, blėt, žiūri išleistas laikraštis, sako, blėt, nereikia net pačiam leisti, karočią. Pasirodo, Teofilis Tilvytis, pamatęs likus keliom dienom, pasiėmė ir išleido žurnaliuką, žinai, tipo, tas grįžta, sako, pats išsileido laikraštis. Ahujas, blėt. Galimai pats išsileido. Kas čia daro? Bliam, žiauru. Bliam, kokie įdomus laikai turėjo būti. Taip. Bet mes gyvenam įdomiais laikais, seniukai. Ne, tai mes dabar gyvenam nuo tų 20-ųjų metų, mes dabar, wow, kiek visko patyrėm. Iki 20-ųjų metų mes gyvenam labai fainai, labai ramiai.
Jo. viskas plaukia, taip sakykime, nu, ten Žemaitaitis Ukrainos. buvo dar Žemaitės anūkas, tik tai dar nebuvo politikas, žinai. Žemaitaitis dar su Paksu po vieną paklodę gulėjo, žinai. Seni, žiūrėk, tokį paradoksą dėl Žemaitaičio galiu pasakyti. Tipo, Žemaitaitis varo prie Žemaitaitį, ko protestai visą kitą dalyvauja kultūros darbuotojai. Kodėl jūs pagėgių kultūros namuose priimat šitą degradą, retrogradą? Kodėl leidžiat jam kalbėti bibliotekoje? O paskui važiuojate į protestus. Kas jūs, imbecilai esat? Kas jums su galva negerai? Taigi ten jo rinkėjas. Bet kodėl priima kultūros darbuotojai, supranti? O kodėl turėjo? Mano mama dirba, jį pasakė šventai, jokių Žemaitaičių čia pas mane nebus, supranti? Nu, bet tu turi motivuoti, kuom tu jo nepriimi, kodėl? Tai tu nepriimi politikų, tiesiog į kultūros namus nepriimi politikų, išskyrus šventes, kur pasako sveikinimo žodį meras, Seimo narys Ąžuolas, na premjer, tam Tomas Martinaitis, pasako kalbas, bet jie nestovi ir neaiškina savo politinės programos 2 valandas, supranti? Čia sutinku, jeigu mes nutarėm visų neleisti. Pavyzdžiui, Sinica bus pakviestas į Akmenę, bet jis pristatės kaip leidėjas knygą, ne kaip politikas. Jis kviečiamas yra kaip leidėjas, kaip rašytojas ir leidėjas. Supranti? Ir atsiras tokių, kurie sakys, kad jisai sakys, kad nacizmą propaguoja, jo. Taip, jis parašė knygą, nuvežė Akmenę ir tai čia gerai, ir ta prasme, pilnai gerai niekada nebus. Jo. Bet jeigu, kaip tu sakai, kad jeigu mes neleidžiam visų politikų, tada taip. O Remyga turi teisę. Kasčiūnas, pavyzdžiui, nuvarė į muziejų. Muziejus įsileido, tipo mūsų Akmenės krašto. Atėjo Žemaitaitininkės kelios, pradėjo ten šaipytis pradžioje, paskui po susitikimo Kasčiūnas atneša kavos. Nu nėra kaip pykti ant žmogaus, kuris tau kavos duoda nemokamai. Nu kaip tu pyksi ant žmogaus? Tu gali būti, blėt, Žemaitaitininkas, antilandsbergistas, totalinis, bet jeigu tau kavos nemokamai duoda, seni, tu iš karto sutirpsti kaip ledai už karštą vasaros dieną. Ir nereikia pykti ant jų. Iš viso reikėtų kuo mažiau šnekėti net apie jį. Reikėtų ignoruoti. Kaip Gandis darė. Taip, reikia visiškai. O mes apie jį diskutuojam ir jis laimi. Mes apie jį diskutuojam, supranti? Taip. Reikėtų maksimum ignoruoti ir minimum šaipytis, tyčiotis tiesiog, žinai. Taip. Ką daro visi Žukauskai ir panašiai, žinai. Tai čia irgi yra žiniasklaidos darbas, nesakykime. Kuo mažiau apie jį rašyti. Nu, viešų asmenų, pavadinkim taip. Taip. Viešų asmenų, tai čia ir Tapinas priklauso, ir Ramanovskis greitai su C. Tai nes jisai paėmęs Uspaskicho ir visi priklauso viešai erdvei, supranti? Nes dabar ten veikia Uspaskicho taktika, kad su manim bando, to prasme, susidoroti, sunaikinti, politinis čia sunaikinimas ir taip toliau. Ja. Pasižiūrėkit, kaip mane visi puola, kaip žurnalistai puola ir taip toliau. Tai vat jeigu mes šitų dalykų jam neleisim, o neleisim tik tokiu atveju, jeigu apie jį kuo mažiau šnekėsim žiniasklaidoj, tai aš manau, mes iš to išlošim. Bet demokratija toks dalykas. Botų armija 100 000, bet kas iš to Facebooko, ten kapitalo politinio nepasidarysi, žinai. Nes yra labai geras pasakymas, ne kiekvienas tavo followeris yra tavo rėmėjas, žinai. Nu, ne kiekvienas tavo followeris tave mėgsta netgi, supranti? Labai skiriasi interneto erdvė nuo gyvo gyvenimo. Čia labai skiriasi. Ten kas vyksta, ten Facebook'e, ten tu nežinai, ten tikras žmogus tau rašo, netikras, ten sėdi kokia pikta baba, ar ten piktas dėdė koks nors. O gal sėdi šį mailas Tailandė ir taipina 2 kompų iš karto. Vienu kompu pokerį kapoja 8 stalus, o kitų kompų Žemaitaitį gyrė su savo užbybio pasiėmė, žinai. Oh yeah. O Žemaitaitis šiaip dailus vyras tau, masturbuotumės į jo atvaizdą žiūrėdamas, jeigu būtų moteris? Jokių būdų. Ne? Tik į Adomaičio. Jokių būdų, baigt. Negražus jisai. Seniai, pakalbam apie interneto trolius. Tai pradėsiu nuo Reklaičio. Aš Trydas turiu dabar. Žinai, kas yra Trydas? Trydas, taip. Aš blemba, aš ten dabar triedžiu totaliai, blemba. Tiesiog totaliai triedžiu. Mačiau, kad ten. Blogiausia, kas yra, kai pradeda bairius vertinti. Seniai, jeigu bent vienam žmogui mediena patiko, jau gera mediena. O tu su savo vertinimais gali užsikrušti grabais, žinai. Čia bloga mediena, čia gera mediena, čia dar kažkas. Iš viso bairiai yra
Pjuveniniai, blogiausia, tada mediniai, tada geležiniai, tada auksiniai ir tada platininiai. Platininių bairių per Lietuvos istoriją yra sukūrę Šapranauskas, Erlickas, Kazlas ir turbūt sąrašas baigtas. Ir Reklaitis sukurs už 2 dienų. Platininių bairių. Supranti, kame bairis yra? Nu, kame bairis, kelk bairį, nu, davai, kelk bairį. Na, davai, šauksiu, ne. Mes esam šnekėję su tavim kažkada, dėl ko mes rašom apskritai su tavim, pavyzdžiui, ne? Nu. Rašom, nes esam dėmesio ištroškusios skalės, žinai, abu. Jo, visi esam dėmesio kekšės. Man tas vertinimas visiškai nerūpi, kas įvertins ar neįvertins. Nu. Duokit man dėmesio, bliuot. Duokit ryčio, bliuot. Taip. Aš noriu būti žinomas. Noriu cancelint paskui visus. Seniai, viena didžiausių žmogaus nelaimių yra pasakyti, kad man visiškai pohui, ką kiti galvoja. Viena didžiausių nelaimių. Apie ką mes kalbame. Kam tu į dušą eini tada? Kam tu dažaisi moteris būdam? Kam tu, jeigu tau viskas pohui dabar? Aš jau moteris būdam. Darbą, kam tu eini, visuomeniai dalyvauji, kam į teatrą eini, jeigu tau viskas pohui? Kodėl pošiesi, kai į teatrą eini? Kodėl pošiesi? Dėl savo vyro atsiai, dėl savęs? Ne, bičiulė, tikrai ne, dėl kitų pošiesi. Moteris sako, prieš moteris pošiesi, ne dėl vyro, dėl moterų pošiesi ir dažasi. Žinoma. Ir čia, bet kalbant apie vertinimus, kaip kas ką ten įvertins, ar ten parašys man 8 ar 5 už mano rašliavą, man visiškai neįdomu yra. Jau komentaras parašytas, jau zaibys. Na. Vadinasi, atkreipi dėmesį, tu skyriai savo laiko perskaitytai, o jeigu tu skyriai savo laiko ir sekantį perskaityti, vadinasi, aš gerai rašau, tiesiog tu pavydi man, kad aš rašau. Tiesiog tu pavydi, kad tu negali parašyti. Jo, kad tu taip negali pavaryti, žinai. Taip, nes tos tavo smegenėlės ori neišneša parašyti. Nebekartosiu tau daugiau, prisijung prie mūsų, pasijusi geriau. Blet, Gedai. Tu gal nori tapti muzikantu? Aš muzikantu negaliu tapti, nes neturiu balso. Aš balsą atidaviau Žemaitaitį ir nebeturiu balso. Aš, blet, per rinkimus balsą išvaišiau. Dar biškį turėjau, bet Eurovizijoje, paskutinį atidaviau. Už Alenčiko, blet. Už Alenčiko, jo. Lajančika. Lajančika. Žiūrėk, kokia buvo tema, palauk, dėl trolių interneto. Tai Reklaitis parašė, žinai, pavyzdžiui, tokį postą, žinai. Karys bijo, kad merga nelauks, merga bijo, kad nelaiku ištrauks. GNG sindikatas. GNG sindikatas. Jep. O aš esu betoninių džiunglių giluminis ryklys, aš taip esu pramintas savo vieno bičiulio. Irgi iš tos pačios dainos, iš pirmo kraujo. Vienas kraujas. Taip, pirmas, nu vienas, jau. Taip, tai vienas. Seniai, pakalbam apie trolius, Benas Lastauskas, tu pliusą dėdė ar minusą? Didelį pliusą dedu. Kodėl? Talentingas žmogus labai. O man atrodo, kad yra talentingesnių. Net, blet, tėvai, tai jeigu pradėsim čia beveis matuotis, kas talentingesnis, tai visada surasim, žinai. Bet šiai dienai, nu, jisai savo greičiu rašymo, jis pažiūrėk, jis kepa. Kas 10 minučių. Taip, ten toks yra srautas. Ir tokias paklodės. Taip, ir išlaikyti dėmesį savo kūrybos long readų. Jo. Tai yra... Jo, čia respektas, seniai. Taip, nes aš esu labai stipriai sutrumpinęs savo rašliavas, pavyzdžiui. Labai stipriai. Anksčiau mėgdavau long readą daryti, bet jo nieks neskaito. Šiaip skaito, bet skaito tik 10%. Nes vieno kito paklausė, žinai, nu gal sakau skaitai, gal. Blet, žinok, seniai, pradžią paskaičiau, paskui nahu išjungiau, sako. Tai va, tai dabar viskas eina per video turinį, ta prasme, didžiąją dalim. Viskas greita, tik to, kas tu svaipini ir tiek, žinai. O šustrą klausimą. Jeigu rinktis tarp Reklaičio ir Lastausko, ką rinktumės? Reklai. Ble.
Šustras klausimas, seniai. Без вопрос, Сяня. Матросов нет вопросов, блядь. Tave, seniukai. Čia kuolė, blядь, jobana. Mes tiek perėjom, gedai. Baigt. Nu. Baigt. Lastauskas šiaip yra labai jautrus žmogus, kiek aš jį pažįstu. Jis pas mane darė podcastą, nežinau ar matei. Matęs. Jo, ten strigo internetas, biški blogai, bet nieko. Aš manau, jis parodė savo jautrę pusę tam podcast'e, žinai. Jis labai jautrus žmogus, jis nemėgsta kritikos, jis matosi, kad šurmuliuoja jo smegeninė, kai gauna kažkokį gerą dakladą į savo pusę, žinai, gerą kritiką, teisinga, jokinga, jis tada pradeda šurmuliuoti, žinai, smegenis. Visi kūrybininkai. Aš, pavyzdžiui, man žmogus parašo, bet ką, aš žvengą metu iš karto. Man parašė apie trūkį, aš parašiau, tėvas mirdamas pasakė, Bibi tau su naujakį, žinai. Ir pas mane tuos trumpusėlį raštukus 3 parašė, visi geresni už mano bairį. Nu viskas zaibys, aš juokiuosi, dar man juokingiau. Dar aš žmonės kūrybai pakurščiau, žinai. Aš dėl to džiaugiuosi. O Lastauskas, man rodos, neatsidžiaugia, kad kiti performina, žinai. Biški pavydo, jaučiu elementą. Čia yra, net meskim žvaigždžių lygos. Jo. Kurią tu pats perėjęs kažkada esi. Jo. Net meskim tų variantų. Pavydas yra vienas šlikščiausių žmogaus, ta prasme, savybių. Bent aš taip manau. Nu, kiek pavydas gali padaryti blogo tau? Ne kitam. Tau pačiam. O savo pačiam gali tiek prisidaryti per... Aš esu linkęs džiaugtis už kitus visada. Tavo sėkmė netrukdo mano sėkmei, seniukai. Visiškai, ta prasme, jeigu aš džiaugiuosi, kad atsirado toks kaip Benas, nu tai yra super. Aš irgi džiaugiuosi. Tai yra fenomenas, tai yra žmogus, kuris sugeba taip rašyti, čia yra pasaka. Nu, ta prasme, super. O iš to pavydo aš geresniu netapsiu. Tikrai ne. Aš geresniu galiu tapti. Sakau, man keli klausimai dėl jautrumo perdėto ir pavydo šiek tiek elemento, kaip tu sakai, gal šlovė, žinai, biški apakino žmogų. Bet jis irgi dėmesio kekšė totalinė yra, visiškai totalinė ir jis pats tai žino ir pats tai pripažįsta. Privačiuose pokalbiuose, žinai. Nu, kiek aš jį pažįstu, aš menkai jį pažįstu, žinai, jis man ten neatrašo, aš ten 1 iš 1000 jam rašančių, žinai, tai aš jam anksčiau parašydavau kažkada, dabar neberašau, žinai. Nu, taip. Tai va, jeigu norit, pasižiūrėkit kanale su Benu Lastausku pokalbis, tikrai pamatysit jautrę jo pusę, jo ėjimą į šitą Olimpą, į šitą kalną, nes jis ėjo irgi ilgą kelią nuėjo, žinai. Ir daug šarūnų vingelių kelyje buvo, žinai. Supratai, ką turiu omeny? Taip. Šarūnų vingelių, supranti, ne? Pakalbam apie kitą interneto trolį, kuris nėra toks populiarus kaip Benas, bet yra nemažiau darbingas ir nemažiau darbo etikos turi. Geras pastebėjimas N18. Žinai tokį puslapį? Ne. Tai pasek. Va dabar paėmė mobilką ir pasiekėm. Geras pastebėjimas N18. Tik kamerą išjungiai. Išjungiau kamerą? Va, dabar gerai. Gerai, gedai, pasieksiu po to, dabar čia aš kai nusvaipinu į šoną, man ten išsijungia, žinai. Geras pastebėjimas N18. Žmogus nemažiau darbingas, žmogus neturintis jautrumo elemento, tokį minimalų turi, bet jau yra atsikratęs. Aš, pavyzdžiui, senai jautrumo elementą esu atsikratęs, ar man patinka net ne savironija, man patinka savisarkazmas. Tu žinai, kad aš iš savęs pirmas pasityčia, ta prasme. Taip. Jeigu žmonės juokiasi teisingai, ta prasme, be jokių ten pakazukų ir padjopkių, tai aš tyčiosios kartu, kiek tik reikia, seniai. Bet taip man turi būti. Man atrodo, kad tai puošia žmogų, vyrą ypač, savisarkazmas, savironija, žinai. Tai yra privalomi dalykai. Baziniai nastrojas. Aš labai mėgstu pasijuokti iš savo viršsvorio, kaip Vaidas čia ponis, žinai. Tai man smagu iš to pasijuokti yra, nes iš to gali ginti labai gerų bairių. Bet coacheriai pasakytų, kad turi mesti svorį ir nebesijuokti iš savęs. Ką tu į tai? Kaip man pohui ant jų. Aš į tai, žinai ką, kebabas dvigubą pasiimčiau. Kečupų išgerčiau. Su majonezu, blėt. Ne, su svorio metimu yra toks dalykas, kad kai aš norėsiu, tada aš ir susimsiu, nes jau buvau susijęmęs ir ne kartą. Tai čia toks yra, žinai,
Jeigu aš to nedarau, vadinasi, man nereikia. O Žiūrėk. juoktis, Jo, taip, okay. Žiūrėk, pakeičiam temą, biški. Man noriu pakalbėti apie automobilius, biški. Kaip tavo santykis su automobiliais koks? labai blogas. Blogas? Labai blogas, aš Ką tu vairuoju. vairuoji? Ką tu vairuoji dabar? Volkswagen Passat 99 berots. Bet čia yra tas legendinis, kur neįmanoma 5 milijonus kilometrų gali nuvažiuoti ir vis tiek variklis veiks puikiai. Su šituo į minulį drąsiai. Su Opel Astra ir su šituo. Taip. Tai tas 1,981 kW Epic variklis. su mechaniniais purkštukais. Jo, jo. Čia yra mano darbinė mašina, aš Seni, jau. dabar top 3 turėsi pasakyti, nebūtinai nuo 1 iki 3, bet paprastas automobilis, darbinės klasės automobilis, ne darbinės, bet, supranti, būtinės, ne? Ir tada luxury automobilis, kuris yra irgi luxury, žinai ką reiškia, prabanga. Taip. Tai pasakyk iš pradžių, tos paprastuosius top 3 savo, geriausia būtų, kad ir markę, ir modelį įvardintum, gerai? Taip. Pasakyk 3 savo. Tai Opel Astra, 1.6 benzinas, 2001 metų, Astra G, man atrodo, vadinasi jie. Tada Passatas 1.9 dizeliukas, senasis tas, ir Audi A4. Okay. Su to pačiu Passatu varikliu. Silkė skaitosi Audi A4 ar kas? Ne, Audi A4 jau biški naujesnė. Silkė 90-ų, tai atsiprašau. Aš vėliau apie Silkę pašnekėsiu. Taip, tai va čia būtų iš tos ekonominės klasės, o iš liukso, prabangos klasės? Iš prabangos S600 Mersiukas, senasis. Tai tas 94 metai. Tai yra klasė. Tada gal paimčiau kokį Chrysler Pacifica. Jis yra šeimyninis automobilis toks, bet ten laivas, ten kosminis laivas tikrai. Ten kosminis laivas, jo. Taip, jeigu nori komfortas. Jeep Cherokee irgi yra panašu. Taip, sėsk, jeigu nori komforto į šitą. Ir Audi 100 Silkė. Rimtai? Absoliučiai. Aš esu turėjęs Audi. Esu turėjęs, atsiprašau, Audi 190 metų, leista rankė. Tai ten yra, aš įsivaizduoju, tuo laiku tai buvo nerealus daiktas. Ir netgi dabar atsisėdus į jį važiuoti, tai yra kosmosas. Labai minkštos, labai patvarios, kėbulai labai geri. Nerūdyje. Aš norėjau prieš 2 metus nusipirkti 89 Silkę. Man, sakau, siūlau už 100 eurų, žinai. Tas taksistas vežė mane iš Skuodo į Akmenę. Tas taksistas, žinai, pasirodo Maksvyčio giminaitis, pavardė Maksvytis, pusbrolis kažkas. Iš Skuodo. Tai mane parvežė ten už 100 eurų, man atrodo, ar 8, nepamenu, žinai. Tai, tipo, sakau, parduok Silkę, žinai. Nes varo nerealiai, žinai, viskas nerealu. Sakau, duodu štuką. Ne. Sakau, 2 štukas duodu. Ne. Sakau, daugiau neduosiu. Sakau, galiu 2 štukas 100. Ne, neparduosiu. Man Silkė patinka. Blema, ką aš galiu padaryti, seniai. Aš huligankę turėjau, aš koks debilas, aš pardaviau huligankę už 500 litų, aš būčiau palaukęs 10 metų, aš dabar parduočiau už 5000 eurų. Su nuleistom padangom. Tikrai taip. Jo, seniai. Bet vienintelė mano gyvenimo klaida susijusi su automobiliais yra šita, žinai. Tai žiūrėk, aš dabar savo galiu išvardinti? Drąsiai. Tai mano luxury pradėsiu prabangos. Mašina, kurios tikrai norėčiau turėti ir turėsiu iki 29 metų, neabejoju, tai yra Maserati. Aš dar nesu išsirinkęs, koks tai būtų modelis konkrečiai, žinai, bet būtų Maserati. Sedanas, žinai. Taip. Jo, tai Maserati, tada Jeep Cherokee, prabanga klasė. Ten kosminis laivas, kaip tu sakėjai, žinai. Taip. Ir tada Alfa Romeo Stelvio. Bravo. Nebūčiau pagalvojęs. Tai aš toks italas biškės, žinai, italas, amerikietis. O iš paprastos klasės tai huligankė. Norėčiau huligankės dabar pamedžioti su paturbintų, pačipintų variklių, žinai. Tada Mitsubishi Coltas irgi paturbintų, pačipuotas. Taip.
Aš su Mitsubishi Coltu pasiekiau savo greičio rekordą Ispanijoje. 210 pučiau. Neišsiardėjai? Kaip? Neišsiardėjai? Jo, turėjau išsiardyti dalis. Tai va, o trečia būtų turbūt, ką čia dabar pasakius? Turbūt gal koks Chevroletas? Chevroletas. Jo. Arba Ko čia sakyčiau, Chevroletas? gal tada Toyota tiesiog Corolla Verso, žinai. Tiesiog. Va, taip, irgi geras patvarus. Darbinis arkliukas, žinai, darbinis Taip. arkliukas. Taip. Nu, Volkswagen Caddy yra legendinė mašina, jeigu ką, žinai. Taip, tai aš va su pasatėliu važinėju kasdieną. Į Kauną Tai man tu į gaunasi. Mėnulį jau gali pradėti kelionę kartu su Artemijo brigada, žinai. Drąsiai. Ir tai, Šiek, tai senukai, sakau, dabar pakalbėkim dar vieną temą, aš turiu užsirašęs. Mėgsti laikrodžius? Matau, turi. labai mėgstu. Labai mėgsti, aš kolekcionuoti noriu laikrodžius. Dabar turiu 0, bet pradėsiu kolekcionuoti. Aš turiu, dabar galvoju, kolekcijai gal 5. Rankinius, ne? Taip. Mano dėdė Edmundas tai kolekcionuoja tos padedamus laikrodžius, žinai. Jis pats juos remontuoja, nusiperka už pitaką Kalvarijų turgui ir galėtų remontavęs parduoti už 200, bet jis kaupia, žinai. Tai pilni namai, pilna sodyba yra laikrodžių įvairiausių, ten net 19 amžiaus yra laikrodžių, žinai. Jo. Matai, mano gyvenime etapas buvo, kai aš dirbau su laikrodžiai šiek tiek. Labai neilgai buvo brand. Gerai, seni, paprastas klausimas. Šveicariškas ar austriškas laikrodis? Šveicariškas? Tik tai? Nu, turiu austrišką, Jacques Le Mans. Jacques Le Mans žiūri gera firma, jo. Jo, Jacques Le Mans ir jo labai dizainas patinka man. Jo. Lygiai taip pat turiu Timexą. Tai... Nu jo. Nu, matai, tas... Tie šveicariški mechanizmai, Swiss Military labai gerą turi savo liniją, jie tenai. Nu, man žinai, kokie patinka šveicariški, Tudor yra tokie. Tudoras, bet jau čia biški kaina. Žinau, bet už Rolexą mažiau, jis laikomas baby Rolex, žinai. Taip, ir jis panašus. Rolexą senį aš niekada kolekcijai neturėsiu, nes aš nesu Glory Hunteris, blėt, kaip Kadleris Mackevičium, kuri futbolą vaikšto, kad šlovės pagaudyti. Dar klausiu, už kurį Žalgiris serga, tai sakau, už bet kurį, kuris daugiau sumokės už tą ir pasirgs. Jie ten vaikšto su Hublio užsidėję, žinai. Hublio, ne? Jo, ten. Bent jau. Prancūziškas ar šveicariškas? Prancūzas, man atrodo. Ten jau, tipo, apie 15 štukų, 20 štukų jis gali kainuoti, žinai. Na, tai čia toks. Tai čia šūdas, seniai, laikrodžiams 2 štukų, tai čia šūdas. Bet tarp kolekcionierių jis nėra vertinamas absoliučiai. Kolekcionierius vertina tas jau, sakykime, labai kokybiškus laikrodžius. Tas pats Rolexas jis yra vertinamas. Žinau. Nes jis man yra Glory Hunteris, ta prasme, man jis Glory Hunteris. Taip. Tudoras, jeigu žiūrėsi Tudorą Diverį, jis labai panašus į Rolexą. O kaip tau Vostok firma laikrodžių? Vostok yra lietuviai perėbė, yra gamyba pilna jo. Jo. Tai man patinka, aš tokį mėlyną turėjau, fantastiškas mėlynos safyrinės spalvos. Aš jį iškeičiau į rankinį paprastą laikroduką, kurį norėjau susiremontuoti ir parduoti už 2000, žinai. O Vostoką pirkau už 300 gal, žinai. Oi, Vostoką ten gali rasti iki 300 eurų, labai fainų yra. Aš už 2 PM, man atrodo, pirkau tą mėlyną. Jo, yra fainų ir jie gamina gražius laikrodžius, Vostokas. Jie yra gražus. Tai lietuviai yra perėmę, ne? Taip. Nežinau šitą dalyką, žinau. Čia yra visiškai lietuvių O gamyba. ką lietuviai dar gamina iš laikrodžių? Nieko. Nieko? Ne, mes... Buvo kažkoks Kaunas, Vilnius buvo kažkoks laikrodžių. Oi, turiu minį Tauras. Tauras, man rodos, jo. Nemunas, Neris. Tauras, Nemunas, Neris, jo. Čia yra tragedija. Žinau, išvaizda apgailėtina, jaučiu veikimas irgi apgailėtina. Apgailėtina išvaizda, aš turiu Nemuną pas save pasidėjęs.
Tragiškas laikrodis, labai sunkus, neproporcingas, labai netikslus, jis yra tipo automatinis, bet tragiškai padaryta, o paskui jiegi paaiškėjo, kad jie perka kiniškas detalės ir tiesiog jiems Kinijoje pagamina visus užrašus, ciferblato, taip toliau, atsiunčia dalis, ką jie daro Lietuvoje, tik surinka jos. Tai čia šuduva yra. Taip, absoliučiai. Seni, aš atsivešiu į Kauną gegužės mėnesį 2000 eurų, mes eisim laikrodžių nupirkti, tu man padėsi, gerai? Galėsim. Bet aš dabar galvoju, kur čia Kaune. Kaune bus vietų, manau, bus vietų. Iki tokios sumos kažką galima rasti gal. Aš Vostoko norėčiau porą paimti, žinai. Ai, tai jeigu ne vieną, tai jau, tai tada drąsiai. Tai ne vieną, seni, daugiau, už 2000 kokius 5 laikrodžius reikia nupirkti. Šiaip, jeigu nori tikrai gero laikrodžio, imk tą vadinamą nuvalkytą Citizeną, imk Seiko, turėsi gerą, kokybišką laikrodį, kuris tau veiks ir jisai turi vardą. Supranti, tau nebus gėda jį užsidėti. Yra 100 kartų geriau negu imti kažkokį ten Rolexo padirbinį ir įsivaizduot, kad tu turi Rolexą, nors tu jo nichuja neturi. Aš turiu Timexą, turiu Žaklemaną, turiu... O Timexas yra kieno? Timexas yra... Amerikos? Ne. Tų pačių Austrų, man atrodo. Austro, ne? Man atrodo. Nesu Timexą normaliai čiupinėjęs, nesu, tai gal būtų gerai nusipirkti Timexą. Labai gražius gamina Timexas laikrodžius. Labai gerus ir jų išskirtinumas čia Timexas yra. Ir aš renkuosi Austrus vien dėl dizaino, ne šiaip dėl viso laikrodžio, viso korpuso, visko yra Šveicarija, bet grinai dėl dizaino renkuosi Austriją. Taip, ir Timexo išskirtinumas yra, kad šviečia ciferblatas pats. Yra mygtukas, paspaudė ir ciferblatas užsidega pats iš savęs. Tai yra tokių fainų, mielų dalykų. Tai kiek aš apie tave dar nežinau, kad tu taip automobilius išmanai, nežinau, kad taip laikrodžius išmanai, ką dar išmanai. Automobilio aš nieko neišmanau. Čia. Bet tu gerus pasakėjai. Tai čia pasakymas yra viena, išmanyti yra kita. Daug aš tų pomėgių turiu. Tai bus kitom laidom. Žiūrėk. Bus kitom, jo. Einam į pabaigą, minutė 27:18, tai... Taip. Pakalbėkime apie mano rubriką Gedos puslapį Daina apie gyvenimą. Žinai tą rubriką, ne? Taip. Ką manai apie Dainą apie gyvenimą, ar tai galėtų tapti knyga, pavyzdžiui? Viskas gali tapti knyga. Tugi gali bet ką išplėtoti iki knygos. Bet aš norėčiau, Daina į metus 365 dienas ir išdėlioti kiekvienai dienai po dainą ir aprašymą per puslapį. O taip aš norėčiau padaryti. Ir viskas. Žiemą depresinės dainos, vasarą kaip tik neminorinės, mažorinės, žinai. Pavasarį valsas koks nors, žinai, gražus ten, ta prasme. Ir metų pabaigoje tu turi 300 su virš puslapių knygą. 365 puslapius. Nes Erlickas tai prašo. Jo. Tai aš mokausi iš geriausių, seni. Taip, tai yra vienas puslapis tiek. Žinai, kartais. O ten pas tave už nugaros yra žuvelių, ar tu visas jau suvalgiai? Yra žuvelių. Jau visas suvalgiai, piderastė, ble. Tai, o man pažiūrėk, reikia maitintis ar ne? Reikia. Tai nedaug dievę svorio numesiu. Kodas. Daug dievę. Neiš karvės lošiam. Tai tai... Linkėjimai Čiapai, jeigu klausysi. Viskas tik į gerą. Čiapas puikus žmogus, komentatorius geras, žmogus dar geresnis. Viskas faina. Gero apetito, Čiapas. Gero apetito, Čiapas. Gero. Ko negaila žmogui, tai apetito, blem. Oi. Aš žinai, kad apetitas yra vadinamasis šitas Jugoslavijos diktatorius su Ape. Titas, Ape, Titas, Brozas Titas.
Kaip tu galvoji, Čiapas suvalgo savo mokinių Prostatitą per vakarą. Savo mokinių pietus atima, kai žinai. Tai Justas pasakojo, sako, lošiam šitą menedžerį, žinai, fantasy. Sako, visi po 20 susimečiau, aš antrai vietoje esu, tai tikiuosi apiplėšti jaunimą. Tai sakau, tau reikėjo iš viso paimti iš karto tas 20 eurų ir nežaisti, žinai. Tėvui reikia šaibų 200 eurų, žinai, sumeskit, hebra. Jau jam tai tikrai reikia. Dirba tie, kas pinigų neturi, čia jo frazė, žinai. Taip, jau. O jis dirba kaip jautis. Justelis dirba kaip tikras tėvas. Seni, noriu užbaigti podcastą daina apie gyvenimą ir šiandienos daina. Nori išrinkti gal savo dainą, o aš savo išrinksiu dainą, kuri šiandieną tau apibūdina šitą podcastą, šitą dieną Velykų. Mamontovo daina Mes čia. Mes čia yra tokia? Pacituok. Dabar galvoju, kurį čia posmą pacituot. Bam. Jūs, lemba, kaip ten apie politikus labai gerai dainuoja. Nesu šitos dainos girdėjęs, manas. Tikrai esi, tikrai 100%. Tai gal ne Mes čia vadinasi, kaip kitaip? Ne, mes čia vadinasi. Nu ką, užsilagėme? Jūs pavargę turtuoliai, tėvų pinigus pravostantis suoliai. Nusimeskit soliariumą įdegį, Mes čia jūsų laikas pasibaigė. Kažkaip taip. O dabar aš pasakysiu. Jessie G, kuriai linkim sveikatos kovojant su vėžiu, Price Tag yra daina. It's not about the money, we don't need your money, we just need the world dance, forget about the price tag. Tai šita gražia gaida, uoliai nebeuostikit dalykų, tai buvo ekspertai be diplomo, daug keiksmažodžių, daug rūkimo, daug hardcore, bet tokie mes būsim. Galit pykti, galit nepykti, galit žiūrėti, galit nežiūrėti. Mum pajabat, tiesą sakant. Visada galit eit nahui. Optional, galimai. Galimai galit eit nahui, taip. Žiūrėk, Petriukai, spaudžiu išjungti rekordingą, dar nepabėg, pakalbėsim. Gerai.